Gana. Sveiki, vyručiai. Gana rujot. Žiūrovai tik matė prieš reklamą, siužetą, kur yra pasakojama, kas vyksta. Ir manau, jau susigaudė, ką jūs čia imituojate. O noriu jūsų paprašyti ir pakviesti, padėti šiandien mūsų žiūrovam šiek tiek susipažinti su tuo turbūt pačiu didžiausiu medžiokliniu menu, egzistuojančiu daugelį Europos kraštų, kur gyvena taurieji elniai, tai yra jų viliojimų, pamėgdžiojant jų balsus rujos metu. Vyručiai, laikas, kada tai geriausia daryti. Visų pirma, žinoma, mėnuo, metų laikas, o paskui galėsim ir apie paros laiką pašnekėti. Mano asmeninė patirtim, tai sėkmingiausia pradėti pačioj rugpjūčio pabaigoje. Kai elniai užsiminėja teritorijas, kai stumdo vienas kitą, tai tada apsimenat ant jaunų patinų, yra lengviausia jį ištraukti į norimą vietą. Ta patyrusį patiną. Jau tęsiasi visas rujojimas iki spalio vidurio gali netgi. Na, ar turit tokio patyrimo, kada vėliausiai yra tekę girdėti arba išprovokuoti atsakyti elnę? Pats pikas, ko gero, vis viena priklauso ir nuo gamtos sąlygų. Be jokios abejonės. Ypač jeigu prasideda šalnos ir būna taip, kad net rugsėjo mėnesį, spalio pradžioj būna tokios šalnos, kad net pabalė visi laukai. Tai tada skamba... Tai spalio pradžioj dar... Nuostabiai. Ja. Na, o medžioklės sezonas prasidėjo vakar. Taip. Tai yra rugpjūčio 15 dieną. Tai pačioj pradžioj yra tekę išprovokuoti, nes šiaip jau natūraliai gamtoj tokiu laiku nelabai girdisi tas maurojimas. Vis viena žinai, kur tavo plotose to daugiau ganosi patelės. Ten reikia ieškoti ir elnio, kuris užsiminėja teritoriją, jau bando suburti patelės į vieną. Gerai, Algi minėjai vieną tokią labai reikšmingą detalę, atvėsta orą, šalnos. Tai turi kažkokios įtakos, jeigu, sakykime, staiga rugsėjo pradžioje grįžtava tik pasibaigusi karštoji vasara. Būnagi tokių dalykų. Kaip tai veikia aktyvumą rujos karštys? Labai stipriai. Tai į kurią pusę? Į teigiamą, aišku, nes... Karštis? Ne, šaltis. Aš ir klausausi. Tai yra va tie orai, kai nusistovis tom vėsiom naktim, netgi su šalnom, turbūt esat patyrę, kad tai yra ypatingo aktyvumo metas. Gerai. Pati pradžia, dabar dar žinoma ta ruja neaktyvi. Kaip ruoštis irgi, Algi, buvai beveik užsiminęs apie tai, kad turbūt teritoriją reikia šiek tiek pažinti. Ar šito balso pamėgdžiojimas, imitacija gali padėti medžiotojui, sakykime, nepažįstamoje vietovėje, tiesiog susiorientuoti. Yra, nėra, kas yra? Pradžioj gal kada atsakymų tokių nėra iš elnių pusės, tai sunkiau, vis tik reikia žiūrėti pagal kitus požymius. Tai pėdsakai, tos būsimos maudyklos jau iš seno, iš metų. Lengvoj žemėje išsivoliota elnias. Taip, smeliukai. Paaiškint žiūrovam, kurie galbūt pagalvojo, kad tai vandenį maudyklos. Ne. Tai yra smėlyje, rujojantys elniai, patinai, mėgsta, vadinkim taip, šiokias tokias kosmetinės vonias, kurias, pristačius žiūrovam gali pasirodyti, kad jos labai jau neestetiškos. Tai yra gausus šlapinimas į lengvą dirvą, ant savęs, ant pilvo ir išsivoliojimas ten. Ir tas rujojančio elnio patino kvapas, turbūt, nežinau, kokie moteriškiai galėtų patirti. Pabandykim dabar savotiškus parodomuosius balsus pademonstruoti. Galbūt vienas tą, kitas tą, kad būtų galima palyginti. Tautvydai, jau užsiminei, kad norėdamas išvilioti tą elnę, kuris bando užsiimti kažkokią teritoriją, provokuoja į jauno balsų. Kaip atskirti seno ir jauno taurio elnio patino balsą? Tai aš jau pademonstruosiu, kad būtų. Geriausia, o po to bus galima ir pakomentuoti. Tai dabar nuo kurio pradėti? Jaunas elnias čia būtų. Jaunas. Jaunas gal šiek tiek panašus. Kartais besėdėdamas miške, klausydamasis balsų, kartais pagalvoju, gal čia buliukas koks nors supaubė. Tai kaip ganyklos. Jo, gana panašus balsas. O brandaus, seno?
Tautvydai, tu garsėjai kaip brandaus elnio balso imitatorius. Jau kosi? Dar nėra šalnų dar. Matelių nėra. Kai jūs dalyvaujate varžybose, kurios vyksta net Europos čempionato lygmenyje, ten būna vienas labai įspūdingas pratimas, dviejų elnių dvikova. Aš pasišalinsiu, kad žiūrovam negadinčiau vaizdo, o jūs pabandykit šitą dvikovą gal šiek tiek arčiau sustoję paimituoti. Įspūdinga. O kaip išversti žmonių kalbą? Ką jūs čia vienas kitam sakė? Ar žinot, kaip tai veikia vienas kitą gamtoje? Čia kaip konkurentai? Taip. Ir elnias, jeigu taip imant, vis tik jis pirmiausia skanuoja balsą priešininko. O toliau, kadangi jis labai gerą uoslę turi, tai pirmiausia stengiasi apeiti konkurentą taip, kad jis būtų pavėjui. Ir, kaip sakėt, kadangi jis pasikvėpinės atatinkamai, tai kuo galingesnis elnias, tuo jis geresnį kvapą turi. Tai va, Balsą ir kvapą. Taip, tuo jis jau supranta, su kuo turės reikalą. Ar prasidėti ir neprasidėti. Tautvydai, kiek aš suprantu, tai yra teritorijos ženklas, tai yra, kaip, sakykime, valstybės turi sienas, pasieniečius, stulpus demarkacinius, tai elnias būtent šito balsu visiems deklaruoja, kad čia mano. Elnė labai lengva išprovokuoti, jeigu einant link jo teritorijos, jeigu jo baubimas yra nepastovus, ten retas, tai einant link jo jaunų elnių, tas baubimas ir sutankėja ir prasideda kvietimas į kovą, stengiasi atbaidyti tave. Elniai dažniausiai rūjai įsisubavusi, vienas kitą jau tų kovų nebūna, vienas kitą balsu atbaido ir baigėsi tiesiog be susirėmimo. Dabar gal pakalbėkime apie tos žaisliukus. Žiūrovai gali pamatyti čia visą kalėdų eglutę, pušelę šiuo atveju, ne eglutę. Kaip geriau, su kuo geriau galbūt, kam šitie instrumentai reikalingi? Algimantai, gal tu pradėk savo stebuklų. Pradėsiu, aišku, nuo to, kurį pats pasigaminau. Oho, tai čia, ko gero, bent jau Lietuvoje, kiek aš pamenu, tai yra unikalu. Ar pažįsti kitą medžiotoją, kuris būtų pats pasigaminęs? Gal ir neteko sutikti, bet kada gamini pats, tai tikiesi, kad suskambės šitas ragas, o ypač jeigu medis paimtas iš tos teritorijos, kur elnės gaunasi. Laikysiu tą tavo plasmasinį, o tu pabandyk savo šitą. Bet gaunasi kaip gaunasi. Kiekvienas medžiotojas, norintis vilioti elnius, turi pasirinkti pagal savo tembrą ragą. Nes jeigu jo per žemas tembras, jam reikia truputį paaukštinti, tai reikia rinktis plastikinę, kuri daugiau vibruoja. O jeigu plastikinės leidžia ir tam tikras variacijas daryti. O jeigu dar jaunas elnias, tai aišku, jam reikia tokią rinktis, kad sužemintų balsą. Parodyk savo tą medinukės. Šiaip savo. Tautvydai, o tu kokį arsenalą naudoji? Aš naudoju heksulitinės tokio tipo, arba bereikalo mediniam pavadinau. Medinė dviejų šitą dalių, garbingai. arba 3 dalių. Taip, šitą 2 dalių ir aš turiu čia maniškė. Kabo. Jeigu miške, tai pilnai užtenka 2 dalių, nes niekad nereikia per stipraus balso parodyti. Nes elnias tiesiog gali likti vienintelis miške tame su visom patelėm. Gerai, sakykime, ankstesnių kartų medžiotojai Lietuvoje man yra pasakoję, aš ir pats esu bandęs, kad nebūtinai čia tokius jau liktai iš išvaizdos rėkiančiai pabrėžiančius, kad čia yra instrumentas elnio pamėgdžiai. Naudodavo
kaip rezonatorius ir stiklainį 3-litrinį, ir žibalinės lempos stiklą. O aš prisimenu, kad jaunystėje, kai tokių instrumentų įsigyti nebuvo iš kur, esu ir paprasčiausia kartoninę tūtą naudojęs. Na, vis tiek šito instrumento paskirtis ir tikslas koks yra? Kaip rezonatorius. Kad sustiprintų. Tai galima ir rankom lygiai taip pat, galima be nieko. Ir rankom, ypač jeigu tavo balso stygos leidžia tokius dalykus. Algimantai, gal tu apie šitos turbūt intriguojančius žiūrovus instrumentų išskirtinės ypatybės, ar pranašesni už tuos gamyklinius ar rankų darbą? Labai sunku išsirinkti vis tik, kad būtų labai stipriai suplonintas, kad rezonuotų gerai garsą. Daleiskim, šitas yra per grubus, storos sienelės ir jis man nerezonuoja. O šito saviškių nelabai skundžiasi. Šitas matyt, kad plonesnės sienos. Tai reiškia, čia tas vengriško buivolo arba jaučio ragas ne visai natūralus, jis yra dar ir apdirbtas, ar ne? Jo, išlifuotas labai stipriai. Na, pabandyk. Toks truputį kitoks garsas. Prie jo reikia įprast, aš irgi, kaip Algimantas pasakojo, rinkdamasis ilgai ir nuobodžiai vargau prie krūvos, kol pritaikiau prie savo. Bet čia matyt teisybė, Algimantai sakė, čia dar reikia, kad būtų suderinta ir su pūtiko arba to pamėgdžiotojo balso savybėmis. Vienam skamba, kitam neskamba. Dar prašymas mūsų žiūrovams, ypač medžiotojams, kuriuos suintrigavom, dar kartą, gal dabar apsikeiskim, Algimantai jauną, po to Tautvydai seną. Ir kad jau man nebeįsiterpt ir kad nebegaišint eterio šnekom, Algimantai, kuo viskas pasibaigia, kai yra sumedžiota? Supratai, apie ką aš šneku? Taip, pagerbimu. Pirmyn, vyrai, aš jums netrukdau. Šiandien viskas, bičiuliai. Smagios jums vasaros pabaigos ir iki pasimatymo po 2 savaičių.